Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti mūsų Ride E prekinio ženklo naująjį gaminį Largo. Tai yra didesnis Mingo brolis, kuris yra prailgintas, praplatintas, taigi turi didžiulę kargo bagažinę, kurią galima transformuoti ir į sėdimąją vietą. Tuomet šis modelis, kaip matome, turi net avarinį, todėl kad jis yra pilnai registruojamas. Jeigu norite, yra tokia galimybė, arba jeigu ateitis mus privers, mes jau vežame registruojamas transporto priemonės, kurios turi EEC arba COC sertifikatus regitrai. Jūs esate užtikrinti, kad ir žibintai yra sertifikuoti, ir stabdžiai, ir visi kiti elementai yra pritaikyti pagal ES griežtus reikalavimus. Taigi Ride E transportai dauguma yra su EEC sertifikatais. Taigi konkurenciniai pranašumai prieš panašius modelius. Galinis papildomas bagažinės krepšelis, priekinis krepšelis su iškirpimu įstatyti buteliui, ilgos trumpos šviesos, kompasas su USB įkrovimu jūsų telefonui, priekiniai hidrauliniai stabdžiai, 3 greičio limitai, galimybė padaryti švelnų arba staigų startą, čia viskas yra baterijų skyriuje, atbulinis bėgis be abejo ir signalizacija, kojinis stabdis, rankinis stabdis, tiksliau 3 rankiniai stabdžiai ir taip toliau. Daugiau apie šį produktą galite paskaityti www.riedis.lt arba pasižiūrėti daugiau video apie Ride E Largo. O dabar pats metas jį išbandyti ir pasižiūrėsime, ko vertas yra 1000 W variklis, kuris pasiekia net 1300 W maksimalią galią. O to gali prireikti prisikrovus 300 kg krovinį. Dabar išbandom Largo modelį. Galim ir malkų prisikrauti, ir dar kažko. Čia jau matosi, kad yra didesnis variklis, irgi 1 kW. Štai kiek jėgos turi. Pažiūrime apsisukimo kampą. Štai, pasibučiuojame krepšiukais, beveik, atbulinis. Ilgas modelis, 2,20 m lyg ir ilgis, jeigu gerai pamenu, bet talpi labai galinė bagažinė, kaip matome. Pakankamai platus modelis, šitas yra ir platesnis galas, apie 80 cm lyg ir, šiaip tai kitų būna ir 70 su trupučiu. Kaip sakant, pagalbininkas visur, kur tik tai gali to reikėti. Puikus modelis, užtraukėme rankinį stabdį ant hidraulinių priekinių stabdžių ir ant galinių būgninių stabdžių. Taigi visiškai transportas dabar nejudės į priekį, galima palikti tokį transportą ir nuokalnėje. Išeinant, įjungiame tiesiog signalizaciją. Taigi, patestavome, šauniai važiuoja, stabdžiai patogus, rankiniai signalai veikia, posūkiai veikia. Na, o jeigu jūs norite išbandyti Ride E Largo, Ride E Mingo, Amber, Nemo, M20R, Evox, Evio ar begalę kitų Ride E šeimos modelių, atvykite pas mus į saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilniuje ir galėsite juos išbandyti. Na, o tęsiant apie Largo modelius, juose yra įdėtos didesnės baterijos ir didesnis įkroviklis su dideliu pakrovimo greičiu. Taigi net 32 Ah baterijos, tokios talpos baterijos leis įveikti iki 50 km atstumą, net ir įvertinant didelį svorį. Na, o čia yra įkroviklis, kuris yra šiek tiek didesnis, šiek tiek galingesnis, todėl jis pakraus šitas baterijas per 7-8 valandas. Tai yra labai greitai. Tai buvo Lukas iš riedis.lt. Ride E Largo apžvalga, o jeigu norite išbandyti, arba jeigu norite tiesiog įsigyti, nedvejokite, www.riedis.lt, jūs galite tai padaryti. O jeigu turite daugiau klausimų, rašykite mums labas@riedis.lt ir labai greitai gausite tikslų atsakymą. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą apie didįjį Ride E Largo modelį, kuris yra ir patogus, ir komfortiškas, ir amortizuojantis, ir ypač jūsų norimus. O jeigu norite tokio modelio su stogu, atkreipkite dėmesį į mūsų modelį Trigo, Ride E Trigo. Ride E, važiuok elektra. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.